Praėjusioje laidoje susipažinome su būsima nuotaka Inga, kuri ruošiasi ypatingai gražiai savo gyvenimo šventei vestuvėms. Inga jau apsilankė pas odontologus, kurie jai atliko estetinį dantų plombavimą. Taip pat lankėmės pas grožio specialistus, padėjusi sustabdyti laiką ir atlikusius visas būsimai nuotakai reikalingas procedūras. Na, o šį rytą Ingai ieškosime tobulos suknelės. Tačiau pirmiausia padarykime namų darbus, paruoškime odą šventiniam makiažui. Nuotakoms iš tikrųjų labiausiai atkreipti dėmesį reikėtų į spindinčią, gaivę, sveiką, lygią veido odą, nes nuotakos makiažas yra pats vienas sudėtingiausių, pats toks įnoringiausias, nes jisai turi kelias funkcijas atlikti, turi gerai atrodyti dieną ir vakare. Makiažo meistrė primena, kad visi odos nelygumai aiškiai matysis nuotraukose, todėl probleminės vietas reikia gerai užmaskuoti. Veidas turi švytėti ir būti gaivus. Na ir žinoma, rytinė pagalba odai. Kodėlgi nepažadinus veido užšaldytų agurkų kaukę? Jeigu visą tai padarėte, laikas makiažui. Nuotakos makiaže vyrauja švelnios pastelinės spalvos, tokios kaip persikinė, žemės, ruda, kreminė. Tas ryškumas kuriamas kontrastų labiau, tai nėra vakarinis makiažas, tai nėra jisai ryškus, spalvotas, tai yra net nerekomenduojama. Kitas žingsnis šukuosena. Plaukų stilistė Rūta jau pasiruošusi padėti mūsų laidos herojai. Jeigu nuotaka klasikinė, mes jai siūlome kodelį ar apačioj viršūgalvio ar viršūgalvyje tiesiog klasikinį didelį kuodą su keliom detalėm. Tai visuomet atrodys stilinga, gražu ir prabangu. Viskas turėtų dėrėti tarpusavyje. Tiek šukuosena, tiek makiažas, tiek suknelė. Plaukų stilistė patarė, jog svarbu nepersistengti ir neperkrauti šukuosenos aksesuarais ar galvos papuošalais. Jeigu yra nuometas, tuomet tik subtilus plaukų šukavimas ir elegantiškas kodelis, o jei komponuojamos gyvos gėlės, reikėtų rinktis romantiškas šukuosenas. Na kągi, kartu su Inga banguokime toliau į mados namus Tiulio Fėja, kur moters jau laukia dizainerė Viktorija Jakučinskaitė. Kiekviena mergaitė ruošiasi tai ypatingai progai, vestuvėm iš tikrųjų iš anksto. Mes dar būdamas mokykloje žiūrim nuotraukos mums patinkančių suknelių, prisimenam kažkokius modelius iš filmo. Ir paeiliui, taip kiekvienais metais mes turim jau savo kažkaip tokią viziją. Ir netgi labai daug kas iš mergaičių turi pavyzdžių, netgi kas surinko tas nuotraukas, kas turi kompiuteryje savo papkę svajonių suknelę. Dizainerė teigia, kad visais laikais vestuvinės suknelės turi savo madas. Tad iškart klausime, kokios jos? Dabar jau keletą metų aš matau tokią tendenciją, kad patinka sijonai, kur daug kas vadina šilkūnos, tai gali būti ir nebūtinai šilkas, tai yra šifonas ir visokie plazantys audiniai, bet tiesiog tas efektas lengvumo. Kai sijonas tarsi pakimba ore, kai jisai skraido vėjo, nešamas. Čia yra va šitie šifoniniai sijonai. Mažiau kalbų, daugiau darbų, tad mūsų užduotis Viktorijai išrinkti tinkamiausią vestuvinę suknelę ir žinoma, gražius vestuvinius batelius. Suknelė yra aukšta ir liekna, tai jai tinka bet koks modelis. Dažniausiai moteris turi problemų, kad yra ar dideli klubai, arba pilvukas matosi, arba, būna vis tokių dalykų, arba kažką reikia slėpti, kažkas rankas. Viktorija Ingai pasiūlo rinktis iš 3 suknelių, kurių kiekviena ypatinga ir nepakartojama. Ingai matavome mano mėgstamiausią spalvą vestuvinės suknelės, tokia tarp gleitinėlės ir dramblio kaulo. Šita spalva labiausiai tinka prie žmogaus odos. Ta suknelė buvo dar siuvinėta perlais, siuvinėta gipiūru, labai gražiai sijono viršus su gipilinė aplikacija, pereina iki apačios ir ištirpsta, palikdama tik tiulį. Tai man tas modelis iš tikrųjų labai subtilus, bet labai išryškinantis pačią nuotaką. Antroji Ingos suknelė buvo sendintos rožės spalvos. Šita spalva yra madinga jau kokie 2 metai ir šitos spalvos labai mėgsta nuotakos ir dekoracijos vestuvių. Yra ir rožės šitos spalvos, hortenzijos būna tokios spalvos. Tai labai dažnai pasirinkti ir gėlės, ir kažkokius aksesuarus. Ir šiais metais aš siūlau pasirinkti tokią suknelę. Ta sendinta rožė labai gražiai atrodo su aukso elementais. Trečioji suknelė Ingai mes uždėjom trumpą ir kaip tik parodėm tą efektą, kai nuometas daro tą įspūdį, lyg tai tu esi su ilga suknia. Tai mes turim trumpą suknelę, su kuria mes patogiai jaučiamės, bet nuometas suteikia efektą to wow, kai einat į bažnyčią, atsidaro durys ir visi žvilgsniai jūsų.
Matavimas baigtas, laikas nuotakos verdiktui. Iš tikrųjų, šita diena finalinė nuotakos yra nelengva ir tikrai reikia nemažos komandos, kad padėtų tą dieną jaustis atsipalaidavusiai ir gerai. Yra labai svarbu skirti laiko prieš ceremoniją, išbandyti kelis variantus tiek makiažo, tiek šukuosenos, kad įsirinkti patį tinkamiausią ir labiausiai tinkantį tai dienai. Iš tiesų, savo šventėj norėčiau aš visų 3 suknelių. Bet pati jaučiuosi, kad paskutinioji suknelė su nuometu man tiks labiausiai. Nuoširdžiai džiaugiamės padėję Ingai pasiruošti savo ypatingai šventei ir linkime gražaus gyvenimo santuokoje. Taip pat norime pasidžiaugti, kad su didžiausiu malonumu per 20 laidų padėjome pasikeisti 10 nuostabių damų. Tardami arčiau mūsų pagalbininkams, stilistams, dizaineriams, odontologams, dermatologams sakome, kad šiuo reportažu pokyčiai laidoje mes pačios tikrai nesibaigs. Ir naująjį sezoną vėl pasitiksime su naujais iššūkiais.